Vyras bando kontroliuoti, o aš laisva siela. Jį trigerina, jei renkuosi ne pagal jį. Kaip ras balansą? Nu. Būna santykiuose, kažkada atėjo, pavyzdžiui, 10-15 metų kartu, ar ne? Ir jūs gal kažkada buvote ta moteris, kuri ir darydavote taip, kaip jis nori. Buvote faina, patogi, nutilėdavot, užsispausdavot, savęs atsisakydavot, viskas kaip tu nori, kad tik neprarasti santykio. Ir ateina vieną dieną, toks klik, prasideda tas toksai savistaba, kur galvoju, palauk. Ar čia yra tikrai tai, kaip aš noriu gyventi? Suprantat, tada įvyksta pokytis pas vieną iš partnerių. Vyras, pavyzdžiui, gyvena, jam tinka, ne? O pas moterį pradėjo būti kažkas. Ir jinai pradeda daugiau skirti laiko savo, pradeda domėtis kažko, sakote, laisva siela, ne? Ir vyrui tai pradeda, palauk, tu čia išvažiuoji, tu išeini, tu čia kažką, tampa ji nebepatogi. Aha, ir šitoje vietoje prasideda. Ar mes mokėsim priimti vienas kitą, kokie esame, įsivaizduokit, tampa beveik kita moteris ir jis nebesukontroliuoja. Tai iš tikrųjų čia ir prasideda pokalbiai, ribų brėžimas, bet žinokit, mes nemokam brėžti ribų, iškart sakau. Ultimatumas, manipulacijos, tai nėra ribų brėžimas. Ribų brėžimas yra apie kito žmogaus atliepimą. PVZ, duosiu dabar trumpą tokį kaip pavyzdį, tarkim šitoje situacijoje. Bet norėtųsi vyrui sakyti, įsivaizduokim, kad aš esu ta moteris, kuri aš ten laisva siela. Gerai, koks mano elgesys tos laisvos sielos vyrą trigerina? Tai čia reikėtų panalizuoti ir jo paklausti, o kas tau netinka, ane? Bet palauk, čia ir tik klausimas, čia nereiškia, kad aš pulsiu ir dabar tai darysiu. Bet supras, o galbūt jisai sakys, tavęs niekada nebėra namie. Gal ten aš vienas su vaikais ar kažką, gal tu išvažiuoji, gal tavo visi savaitgaliai yra ten kažkur. Suprantat, reikia panalizuoti, koks elgesys tos laisvos sielos vyrui atrodo netinkamas. Ir žinok, aš tikrai pasakysiu, galbūt ten jisai nėra koks nors despotas bepratis. Tiesiog jam trūksta gal dėmesio, nes jis pamatė, gal moters energija nuėjo kitur. Ir šičia kaip moteriai, tada reikėtų sakyti, okei, einame į kompromisus. Galbūt aš norėsiu ten kitą savaitgalį su savo tom sielom išplavinėti kokią nors ten stovyklą, bet lygiai taip pat padarykim, ir kad tu jaustumės gerai, susiplanuokim laiką dviese, kad ir vilkas sotus yra visveika. Suprantat? Jeigu jūs pati norite būti santykyje su vyru, tai atliepkite ir jo poreikį, bet nedarykit nuolaidų ir savo poreikių sąskaitą. Ar suprantat? Nes jeigu yra tik apie vieną santykis, o gal tas vyras mato, kad jūs, jau čia viskas namuose nebėra, o kas jam iš to? Suprantat? Einam į kompromisus tada, į susitarimus, bet jeigu jūs kaip moteris sakysite, aš suprantu, aš irgi noriu skirti ir tau laiko, bet žiūrėk, aš atradau save ir aš to neįsižadėsiu, man reikia tavo palaikymo, ko tau reikia mainais už tą palaikymą. Aš čia taip struktūruotai sakau, mainai, santykiai yra mainai. Ir galbūt jis sakys, man dėmesio trūksta, man laiko, aš nesijaučiu vertintas, nesijaučiu svarbus, čia reikia žiūrėti, kur yra šaknis, suprantat? Ir galima poroje augti abiems, tai būkite siela, bet atsižvelgite ir vyro poreikius ir atvirkščiai.